kažkas geresnio kaip savaitę? Ko raukaisi, kas blogai? Noriu krušti. Nori krušti, viskas apie tai. Geriau man pasakyk kažką gražesnio. Nu visai jau. Savaitės rifas, kur buvai senai matytas. Nesvarbu, fegės kortos rastas ar tu frikas. Šiandien bus aptartas vienas bifas. Kaip ant mūsų pyksta, piktas senis plikas. Ar jūs fucking debilai? Ar žiūrit fucking rifą? Sorry, kad taip pasakėm, daugiau taip nedarysim. Prisiekiam savo zalo, daugiau neliesim tavo analo. Nes rifas, tai ne vien tik bifas, tai degradų radikulatų mitas. Aš repuoju kaip atsilupęs frikas. Gra. Čia šuvai žiūrovams mėginu ląsteles. Čia šuvai piktiem komentatoriam į birkas skylės. Gra. Čia šuvai į orą ir pradedam laidą. Visa tai apie tai, ką veikiam šią savaitę. Paduodam jums šizuchos į jūsų pasąmonę. Bulvės iš Prienų sako, čia nesąmonė. Teliko pramonė nežino, kur dėtis. Visi jau kalba tavo pagalba, bežiūri tik tėtis ir mama. Kol sūnus nutukės rifo kanalą, sutraukęs analą. Ediktus kuriam kaip lažybų reklamą. Lažybos, dėrybos, kas didesnis saunas. Vėl raunas ar praras reputaciją, influenceris daug. Oi, atsiprašau labai, šitą negali būti užbipinti. Ant Sabonio Emilis vėl raunas. Plaktuką plaunas, patkiukiam bet jaunas. Podcastas kraunas. Savaitės rifas, kur buvai senai matytas. Nesvarbu, fegės kortos rastas ar tu frikas. Savaitės rifas, kur buvai senai matytas. Nesvarbu, fegės kortos rastas ar tu frikas. Svečios adekvatas, kartais saunas, kartais nesąmonė gaunas, kartais komentaruose pjaunas. Šito daugiau nekvieskit, jaunimą švieskit. Ką čia ta žartva šneka, geriau papuslėskit. Lieskit blemba, kiek tik galit. Rūrinkit tą žartvą, oi rūrinkit. Ką tu čia šneki, ką tu komentuoji? Ar tu nesveikas? Dėl to ir stumant šitą podcastą, sako auditorija degradai. Dėl tokių kaip tu. Eik tu nahui žartva, blėd. Užsivadinus kurva Gintarytė 13. O pats kaip užsivadinęs Artūras Pusk nahui 14.